Ar girdėjote apie vaikiną, kuris dėl savo pokšto atsidūrė kalėjime? Tai Vitalis Doroveckij, vienas žinomiausių YouTube pranksterių pasaulyje. Jo istorija tarsi amerikietiški kalneliai. Nuo paprasto imigranto vaikino gyvenimo Floridoje iki staigaus iškilimo internete iki milijoninių peržiūrų, o galiausiai virtinės skandalų ir areštų. Šiame pasakojime nuosekliai žvelgsime Vitalijaus gyvenimą ir karjerą, ankstyvuosius metus, šlovės pradžią, garsiausius jo pokštus, verslus, skandalingiausius incidentus bei areštus. Taip pat ir tai, kaip bėgant metams keitėsi jo įvaizdis internete, gerbėjų bei žiniasklaidos reakcijas ir kokia yra dabartinė Vitalijaus padėtis. Vitalijus Doroveckis gimė 92 metų kovo 8 dieną Murmanske, Rusijoje. Jo tėvas buvo stačiatikis rusas, o motina rusų kilmės žydė. Vaikystėje Vitalijus kurį laiką gyveno Odesoje, Ukrainoje, tačiau būdamas 14 su motina emigravo į JAV. Šeima įsikūrė Floridoje, kur paauglys Vitalijus bandė siekti riedlendininko karjeros, bet planus sužlugdė traumos. Jaunuolis nesibodėjo jokio darbo. 15 metų jis dirbo šiukšlių surinkėjų už $5 per valandą. O vėliau gatvėje mojavo iškabą persirengęs dėdės Semo kostiumų. Dirbo padavėjo restorane Majamyje. Vos sulaukęs 18, Vitalijus ryžosi kontroversiškam žingsniui. Nusifilmavo suaugusių filme kartu su pornografijos aktorė Diamond Kitty kompanijai Bang Bros. Ši patirtis, kai vėliau pats prisipažino vaizdo įraše Why I Did Porn, buvo vienas iš jo gyvenimo etapų, kol galiausiai jis atrado pašaukimą internete. Vitalijus aktyviai kurti turinį YouTube platformoje pradėjo apie 2011, pasivadinęs kanalo vardu Vitalis TV. Tačiau pirmoji didelė šlovė atėjo 2012, kai jis publikavo vaizdo įrašą Miami Zombie Attack Prank, Miamio zombių ataka pokštas. Šis pokštas buvo įkvėptas tikro įvykio. 2012 metais gegužę Majamyje benamis užpuolė žmogų, bandydamas jį suvalgyti. Žiniasklaida tai praminė kanibalo ataka. Reaguodamas į šią sensaciją, Vitalijus persirengė zombių ir nuvyko į skurdžiausius Majamio rajonus gąsdinti praeivių. Vaizdo įraše matyti, kaip zombis Vitalijus persikė žmonės, daugiausiai juodaodžius, tamsiomis miesto gatvėmis. Nors klipas sulaukė milžiniško populiarumo ir tapo Vitalijaus vizitinė kortele, dalis žiūrovų jį sukritikavo kaip rasistinį, teigdami, jog tai bandymas viešai žeminti juodaodžių bendruomenę. Tiesa, tai nebuvo pirmas kartas, kai Vitalijaus pokštai įžeidė kitus. Dar 2012 pradžioje jis sukūrė vaizdo įrašą, kuriame prieidavo prie atsitiktinių juodaodžių vyrų, kaltindavo juos nusikaltimais ir liepdavo suktis aplink stulpą, įrodant savo nekaltumą. Pasirodo, šio socialinio eksperimento metu Vitalijus apsimetė policininku, už tai 2012 kovo mėnesį jis buvo sulaikytas ir apkaltinas policijos pareigūnų apsimetimu. Šie kaltinimai vėliau buvo panaikinti. Šis incidentas anksti signalizavo, kad Vitalijaus humoras balansuoja ant ribos tarp juoko ir teisės pažeidimų. Nepaisant kontroversijų, 2012 Vitalijui buvo sėkmingi, jo vardas ėmė skambėti vis garsiau. 2012 birželio 16 jis kartu su operatoriumi Jonatu Wengesu nufilmavo dar vieną ekstremalų pokštą pavadinimu Russian Hitman Prank, rusų samdomo žudiko pokštas. Apsimesdamas nusikaltėlių, Vitalijus prie prabangaus Boca Raton kurorto priėjo prie nepažįstamo vyro, padėjo šalia jo portfelį ir įspėjo, kad po 60 sekundžių jisai sprogs. Įsigandęs vyras puolė bėgti, o kai Vitalijus atskleidė esąs pokštininkas ir parodė paslėptą kamerą, šis vyras jį užpuolė ir iškvietė policiją. Pokštas baigėsi areštu. Floridos policija Vitalijų apkaltino melagingų grasinimų susprogdinti bombą ir jam grėsė iki 15 metų nelaisvės. Laimė teisme kaltinimai buvo galiausiai atmesti, tačiau šis įvykis dar labiau užgarsino Vitalijų. Pats Vitalijus tuomet žiniasklaidai sakė, nesigailintis pokšto. Gaila tik, kad žmogus taip supyko, ciniškai komentavo jis.
Vitaliaus kanalas augo neįtikėtinu greičiu. 2013 Liepos 20 Vitalius paviešino jautrų ir neįtikėtinai šiltą vaizdo įrašą Extreme Homeless Man Makeover – benamio ekstremalus pasikeitimas. Jame Vitalius gatvė susidraugauja su benamiu vardu Martinas, nuperka jam naujų drabužių, apmoka viešbučio kambarį. Šis humanitarinis pokštas sulaukė milžiniško palaikymo. Martinui buvo pasiūlytas darbas, jis atnaujino ryšius su savo žmona. Vitalius net inicijavo lėšų rinkimą, siekdamas sutvarkyti benamio dantis. Per kelias dienas surinko apie $10,000. Deja, sužinoję apie Vitaliaus teistumą, paramos platformos sustabdė kompaniją. Kriminalinė šlovės pusė pakišo koją geram darbui. Vis dėlto istorija baigėsi laimingai. Keli odontologai savanoriškai pasiūlė Martinui nemokamai sutaisyti dantis. O visas procesas buvo parodytas per televiziją, įskaitant laidos Good Day LA reportažą. Šis epizodas parodė, kad net ir skandalais pagarsėjęs pokštininkas gali padaryti kažką gero, o žiniasklaida tai mielai nušvietė. Tais pačiais 2013-aisiais Vitalius smogė dar vienu virusiniu hitu – Gold Digger Prank – Barakudos pokštas. Šiame vaizdo įraše jis patikrina, ar moteris sutiks bendrauti tik pamačiusi prabangų Lamborghini automobilį. Moterį iš pradžio atstumus Vitalių, vėliau pamačius jo tariamą automobilį, apsigalvojama. Toks buvo pokšto siužetas. Per pirmą savaitę šis klipas surinko daugiau nei 18 milijonų peržiūrų, tapdamas vienu populiariausių Vitaliaus kanalo įrašų. Vitalius įsitvirtino kaip vienas ryškiausių YouTube pokštų kūrėjų pasaulyje, o jo kanalo sekėjų skaičius ir peržiūrų skaitiklis augo tiesiog geometrinę progresiją. Nuolat ieškodamas, kaip perkelti kartelę aukščiau, Vitalius 2014 spalio 15 pristatė dar vieną šokiruojantį pokštą. Jis persirengė garsiojo siaubo filmo personažų Leatherface, Teksaso grandinių pjūklų žudynių serijos. Ir bendradarbiaudamas su jaunu vyru, kuris dėl retos ligos neturėjo kojų, inscenizavo žudiko su grandininių pjūklų išpuolį viešoje vietoje. Aplinkiniams stebint išplėstomis akimis, Vitalius vaidino tarsi pjaunantis jaunuolio kojas. Žinoma, tai buvo pokštas, tačiau tikrai nesilpnų nervų žiūrovams. Šis kontroversiškas triukas vėl sulaukė didelio dėmesio internete. Kritikai klausė, ar neperžengtos ribos, tačiau Vitalius tęsė savo misiją – šokiruoti ir linksminti vienu metu. Vitaliaus populiarumas pasiekė tokį lygį, kad 2015 net peržengė YouTube ribas. Lapkritį paskelbta, kad Hollywoodo studija Lionsgate įsigijo teisės platinti pilno metražo filmą Natural Born Pranksters, kuriame Vitali vaidina kartu su kitais pokštų kūrėjais Romanu Atwoodu ir Denisu Rowdy. Filmas pasirodė 2016 metais balandžio 1. Nors juosta sulaukė mišrių vertinimų, pats faktas, kad interneto išdaigininkai pasiekė kino ekranus, parodė Vitaliaus karjeros piką. Jo šūkis Natural Born Prankster dar nuo 2014 puikavęsis ant marškinėlių tapo tikrovė didžiajame ekrane. Augant šloviai augo ir Vitaliaus ambicijos. Jis troško ne tik internetinio, bet ir realaus dėmesio. Deja, tai dažnai baigdavosi antraštėmis apie jo areštus. 2014 Liepos 13 Rio de Janeire, Brazilija, vykusime pasaulio futbolo čempionato finale tarp Vokietijos ir Argentinos, Vitalius sugebėjo išbėgti į aikštę rungtynių metu prieš tūkstančių žiūrovų akis. Šis triukas akimirksniu apskriejo pasaulio žiniasklaidą. Po šio akibrokšto Vitalius gavo draudimą lankytis didžiuosiuose sporto renginiuose, tačiau tai jo nesustabdė nuo panašių akcijų. Ne visos Vitaliaus išdaigos vyko sporto arenose. Laikui bėgant jo tikslai tapo vis egzotiškesni. 2020 sausio atostogaudamas Egipte Vitalius sumanė kopti į didžiąją Gizos piramidę, nepaisydamas, kad tai draudžiama Egipto įstatymu. Pasiekęs viršūnę ir padaręs įspūdingų kadrų, Vitalius netruko buvo sulaikytas Egipto policijos. Jam teko praleisti 5 dienas Kairo kalėjime už šį akibrokštą. Išėjęs į laisvę Vitalius socialiniuose tinkluose pasidalino nuotrauką ant piramidės viršūnės, tarsi didžiuodamasis žygdarbiu, tačiau Egipto valdžia aiškiai leido suprasti, kad tokių pokštų netoleruos.
rusų pokštininkas iš Egipto buvo išprašytas. Vis dėlto didžiausias Vitalijaus skandalas dar laukė priešakyje. 2020 m. balandžio 12 Majamyje Vitalijus buvo suimtas jau ne už pokštą, o už smurtinį užpuolimą. Ta Velykų sekmadienio vakarą, kai vėliau paaiškėjo, Vitalijus be priežasties užpuolė moterį, kai ši vienumoje bėgiojo miesto gatvėje. Jis pribėgo prie nepažįstamos 26 metų merginos, pargriovė ją ant žemės, užgulė ir ėmė kumščiais talžyti jos veidą bei krūtinę. Aukos klyksmas priviliojo liudininkus, o Vitalijus bandė pasislėpti artimiausiame name, kur netrukus buvo suimtas policijos. Sulaikymo metu paaiškėjo, kad mergina net nežinojo, kas jis toks, tad tai nebuvo joks surežisuotas pokštas ar pažįstamų konfliktas. Nukentėjusiai lūžo veido kaulas, prireikė kelių siūlių antakyje. Vitalijui buvo pateikti kaltinimai sunkinančiomis aplinkybėmis. Jam grėsė reali kalėjimo bausmė. Sumokėjęs 7,5 tūkstančių užstatą, jis buvo paleistas iš areštinės laukti teismo. Ši žinia šokiravo daugelį jo gerbėjų, juk sunku patikėti, kad linksmas pokštininkas ekrane realiame gyvenime galėjo taip brutaliai pasielgti. Žiniasklaida mirgėjo antraštėmis, YouTube žvaigždė suimtas už moters užpuolimą. Vitalijui tai buvo lūžio taškas, jo reputacija smuko žemyn. Neoficialiais duomenimis vėliau Vitalijus aiškino, užpuolimo metu buvo apsvaigęs nuo haliucinogenų, tačiau tai menkai tesumažino pasmerkimo bangą. Dar iki 2020 incidento Vitalijus buvo pradėjęs vystyti savo verslą – tinklalapį Vitali Uncensored. Tai mokamo turinio platforma, kur Vitalijus talpino cenzūrai nepasiduodančius pokštus, dažnai provokuojančius suaugusiems skirto turinio ir erotikos elementais. Jo tikslas buvo apeiti YouTube taisyklės, kurios riboja nešvankų ar pavojingą turinį ir tiesiogiai pasiūlyti gerbėjams dar beprotiškesnių pokštų už prenumeratos mokestį. Tačiau po incidento, kai jis užpuolė merginą, Vitali dingo iš viešumos akiračio keliems mėnesiams. Jo YouTube kanalas pristabdė naujų pokštų publikavimą, o pats Vitalijus rodė susidūrė su asmeniniais demonais. Pastarasis ir bene rimčiausias Vitalijaus nuotykis vyko Filipinuose. 2024 jis persikėlė gyventi į Pietryčių Aziją ir tęsė savo nutrūktgalviškus pokštus ten. Deja, vietos valdžia pasirodė griežtesnė nei bet kas, su kuo Vitalijus buvo susidūręs anksčiau. 2025 m. balandžio pradžioje internete pasklido vaizdo įrašai iš Vitalijaus tiesioginių transliacijų Filipinuose, kurie šokiravo daugelį. Jis filmuodamas save Maniloje tyčiojosi iš praeivių, kabinėjosi prie žmonių gatvėje. Viename epizode Vitalijus pavogė apsaugininko motociklą ir jo važinėjo. Kitame nugvelbė nuo apsaugininko galvos kepurę, dar kitame iš nepažįstamos moters demonstratyviai tyčiojosi ir grasino ją apiplėšti vidury baltos dienos. Jis taip pat įsibrovė į greito maisto restorano virtuvę, pagrobė didelį elektrinį ventiliatorių iš kavinės ir įsinešė jį į viešbutį, tad filipiniečių kantrybė trūko. Vitalijus buvo susektas viename Manilos viešbutyje ir nedelsiant suimtas. Iš pradžių manyta jį deportuoti iš šalies, bet vidaus reikalų sekretorius Jonivič Remula pareiškė per spaudos konferenciją, jog mes jo nedeportuosime, jis atsakys pagal mūsų įstatymus čia, Filipinuose. Filipinų teisėsauga Vitalijui pateikė virtinę kaltinimų, viešos tvarkos trikdymų, įžeidžiančių elgesių, vagystėmis ir pasikėsinimu pavogti svetimą turtą. Visi šie epizodai tiesiogiai nufilmuoti jo paties transliacijų metu, tad valdžia turėjo daug įrodymų. Šiuo metu Vitalijus dienas leidžia už grotų Filipinuose. Procesas dar vyksta, o jo ateitis neaiški. Na, o mums belieka stebėti, kokį posūkį toliau pasuks Vitalijaus gyvenimas. Ar pokštininkas sugebės rasti kelią atgal į visuomenės palankumą, o gal jo vardas liks minimas tik kaip dar viena interneto žvaigždė sudegusi savo paties sukurtame skandale. Laikas parodys, tačiau viena aišku, Vitalijaus istorija dar ilgai išliks interneto folkloro dalimi, primindama, jog tarp genialaus pokšto ir pavojingo akibrokšto yra labai plona riba. Ką manote apie šią situaciją? Ar Vitali nusipelnė tokios bausmės?
Pasidalinkite savo nuomonę komentaruose, nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte naujų vaizdo įrašų. Ir iki kitų kartų.